socialinės dirbtuvės kita mėnulio pusė sprendžia tokias problemas kaip integracija žmonių su negale, tiek intelekto, tiek psichosomatinė negale, integracija į darbo rinką. Mūsų didžiausias tikslas ir ko mes siekiame, tai ugdyti prarastus ir atkurti naujus darbinius įgūdžius, kad žmonės tiesiog galėtų dirbti, būti lygiaverčiai visuomenės nariai. Kadangi socialinių dirbtuvių visa veikla ir tikslas orientuotas į žmonių su negale integraciją į darbo rinką, tai mes norime pasidžiaugti, kad iš tikrųjų tas žmonių požiūris tikrai keičiasi. Ir šiai dienai galime pasigirti, kad mūsų dirbtuvininkai yra daug drąsesni, jie geba ir kitiems pristatyti savo stipriasias pusės, labai aktyviai ieškosi darbo, eina į darbo pokalbius. Dvejos socialinės dirbtuvės šiuo metu veikia Panevėžyje. Socialinėse dirbtuvėse lanko dirbtuves 24 žmonės su intelekto arba psichinė negalia. Socialinės dirbtuvės gamina įvairius rankų darbo gaminius, tai yra keramikos dirbiniai, bižuterija, įvairūs papuošalai, o paslaugas atliekam tokias, mes turim kavinę. Solidari kava yra socialinių dirbtuvių dalis, tai žmonės su intelekto negalia pardavinėja kavą, pardavinėjam desertus, vykdom įvairias edukacijas, taip pat turime darbo studiją, turim sutartį su vietiniais verslininkais, kurie mums teikia užsakymus, mes pakuojame įvairias dėžutes, rūšiuojame prekes, žodžiu, taip siekiame generuoti pajamas. Norime pasidžiaugti vienos dirbtuvininkės sėkmės istoriją, nes ji labai sėkmingai suderino du darbus. Ji dirba tiek viešbutyje, tiek lanko mūsų socialinės dirbtuvės. Socialinės dirbtuvės yra atvira veikla. Mes esame atviri žmonės ir mes ne tik laukiame svečių pas save, bet mes įnirtingai ir aktyviai vykstame į svečius pas kitus. Mes vykstame į kitas įstaigas, pranešimus pristatome apie savo galias ir negalės. Mes vykdome edukacinės programas tiek mokyklose, tiek darželiuose, tiek kitose įstaigose. Labai džiaugiuosi, kad dirbdama socialinėse dirbtuvėse matau pokytį, matau, kaip žmonės keičia savo požiūrį ir kad mes visi kartu prie to prisidedam.